Esu. Tai daug kas labai senai yra ir nevažiavusių iš vis, ne? Tai gerai. Tai žiūrėkite, sėsim dabar į vidurinės eilės kartingus, sėsim būtent tokia eilės tvarka, kokia yra parodyta ekrane. Nu, tai reiškia, Tomas į patį pirmą kartingą vidurinį eilę įsės, o Neringa į 9, tai paskutinį tikriausiai. Toliau, atsisėdat į kartingą, kartingas turi 2 pedalus ir vairą. Kai dešinė mūsų koja važiuoja į priekį, yra gatas. Kairė koja yra stabdis, su ja stabdis. Ir abiejų pedalų nespaudžiam vienu metu, nes kartingas irgi nevažiuos. Už jūsų yra greitesnis, jūs jį turit prasileist, kad jūs, kaip minėjau, nedaužytų ir kad pasiektumėt maksimalų savo rezultatą. Tai tiesiog prasileidinėja vieni kitus. Ir šiaip, kai matot, kad iš nugaros jau važiuoja greitesnis vairuotojas, nu, žymiai greitesnis už jūs, tai iš karto pasitraukiam, nu, kaip ir sakiau, kad nebūtų jokių problemų. Nėra skirtumo, tiesiog pasitraukite kažkurią pusę, pristabdykite, tikrai gražiai apsilenkite. Pastagėliu, iškėti, matėmės, cikalinis vaizdas. Komentarą. Projekto, po projekto. Mes tą patį receptą naudojam. Tiesiog kartu susitarėme pasiekimą. Tai ingredientai visi tie patys, kažkas tas pats. Common love isn't for us. We created something phenomenal. Don't you agree? Don't you agree? You got me feeling diamond rich. Nothing on this planet compares to it. Don't you agree? Don't you agree? All night I ride with you. I know you got my back and you know I got you. So come on, come on, come on. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come on, come on, come on. Let's get physical. Taip, Andriau, kaip jautiesi praėjus projektą? Šiaip gerai, rezultatai kalba patys už save. Kaip sakyt, projektas baigėsi, pradžia padaryta. Tikrai nusteikęs tęsti darbus, jaučiuosi ir fiziškai, ir emociškai geriau. Esu labai patenkintas, gal taip pasakysiu. Gerai. Realiai rezultatai turbūt yra geresni, negu tikėjausi. Viskas labai fainai. Šiaip tikėjausi, kad bus baisiau, negu iš tikrųjų buvo. Tai džiaugiuosi. Šiaip gerai, tikrai džiugu matyti rezultatus. Net gal nesitikėjau, kad bus tokie, tai tikrai puikiai. Kodėl nesitikėjai, kad tokie rezultatai bus? Galvau, kad lėčiau kris tas svoris, bet šiaip iš tikrųjų labai smagu matyti ir tą su maistu susitvarkymą tikrai didelį ir šiaip su visu aktyvumu, nes tikrai mėgdavau praleist dažnai treniruotės, bet smagu, ne? Gerai jaučiuosi, įvykdęs tikslus turbūt, matosi labai rezultatai, tai gerai jaučiuosi. O kas labiausiai patiko tau šitam projektą? Šitam projektui man patiko treniruotės, kurios buvo įdomios, buvo skirtingos. Buvo įvairiausių, dirbom ne tik salėje, bet ir lauke, su skirtingais treneriais. Tiek muay-thai treniruotė, tiek baseinė. Tiek čia buvo ta kita treniruotė su kvėpavimu susijusi irgi įdomi. Tai visa šita, kaip sakyti,
visi skirtingi dalykai, kurie neleido tai rutinai tik atsiras, kad oi, vėlių salė. Taip. Tai O visi tie. galbūt kažko pasigėdai iš to projekto metu? Šio projekto metu pasigėdau, tai gal daugiau numestų kilogramų, daugiau tai nėra. Viską per akis, tikrai labai geras projektas, labai gera iniciatyva. Nežinau, jeigu darysiu toliau kažką, ieškosiu naujų dalyvių, tikrai prisidėsiu prie paieškos, visiems rekomenduosiu, nes tai geriausiai atsiliepimai buvo. Viskas, labai abstraktus klausimas. Treneriai patiko, visų pirma, nes kaip ir rašiau tam rašinėlį, kad jeigu reikia ir patars, ir paspaus, ir pasuks, kaip ir minėjau, tą reikiamą linkmę, galima ir pajuokauti, ir kolektyvas patiko, nes realiai, jeigu ne kolektyvas, tai jo. Net nežinau, tikrai komanda labai patiko. Turbūt pati ta idėja, kad tikrai yra lengviau dirbti su žmonėm, kurie siekia to pačio tikslo ir tiesiog visi kartu daro, tai tikrai šitas. Žinau, čia labai daug dalykų. Iš tikrųjų ir treneriai geri, taip nemeilikaujant. Daug patarimų gerų, jautėsi profesionalumas, komandos stiprumas gal išaugo kartu bendrai. Bendri bajeriai ir tas komandiškumas atsirado labiau. Kažrytą, kai keliesi į treniruotę, galvoji, kad 3 žmonės tikrai atsikėlė, kodėl aš neatsikelsiu. Suskamba žintuvas ir nesikelsiu, bet 3 atsikėlė, tikrai atėjo, ir aš einu. O kas sunkiausia buvo šio projekto metu? Sunkiausia turbūt pačioj pradžioj buvo priprasti prie mitybos planą. Na ir aišku, prie visiems turbūt atsikelt anksti buvo sunku, bet paskui įsivažiavom ir viskas gerai. Net savaitgaliais atsikeliam dabar jau 4:30. Turbūt sunkiausia dalis ir buvo tos treniruotės. Ir na, aišku, keltis į jas ir šiaip, nes tas susidėliojimas su maistu man asmeniškai nebuvo toks labai jau sunkus dalykas. Tiesiog yra planas, tu jo laikais ir kažkaip susidaro. Turbūt treniruotės buvo sunkiausia. Treniruotės. Kelias ir tai kartais perlip per tą nenoriu, negaliu, bet kažkaip pavyko. Mityba. Ne visada laikiausi jos, kartais rinkaus nevalgyti gal. Tai toks gyvenimo tempas įtemptas, tai gal su tuo reikėtų daugiau padirbėti, gal rezultatų būtų geresni. O ar pavyko įgyvendinti tau savo užsibrėžtus tikslus, ar dar kažkokių tikslų turi ateityje? Iš dalies pavyko. Jau kalbėjom su treneriais, kad gal šiek tiek norėjusiu daugiau kilogramų, bet kaip sakė, viskas palaipsniui, nes bėgam ne sprinto maratoną. Tai iš dalies pavyko, pradžia yra ir ateities planų taip pat yra. Ir kalbėjom su treneriais, ko sieksim, kaip sieksim ir tiek. Tikslų tikrai turiu, dar siekti didelis kelias iki to galutinio tikslo, bet, kaip ir sakiau, labai pasiteisino ir tikrai daug pasiekiau. Manau, kad ne, bet pajudėjau labai tinkamą linkme, nes kai pradėjau savo svorio paskaitų metimo kelionę, tai labai daug buvo klaidų, labai daug šiaip klaidžiau, daug dalykų dariau netikslingai. Tai labai džiaugiuosi, kad galėjau tapti šito projekto dalim ir su trenerių pagalba atsistoti teigiamas ir veikiamas vaikas. Tai manai, kad buvo nukreipta tinkama vaga, ne? Taip. Taip. Tai ar toliau planuoji tęsti šitą kelią? Tikrai taip. Planuoji, ne? Planuoju. Tvirtai. Planuoju, iškart pasakiau jau Tomui, nežinau, gal 4 savaitę sakiau, kad reikės tęsti, tęsim būtinai ir šiandien po treniruotės, kaip kalbėjom ateities planus, irgi pasakiau, kad iš karto be jokių dvejonių, kad važiuojam toliau. Planuoju. Kompanija gera, treneriai profesionalūs, geri, tai manau tęsiu. O ką pasakytum tiem žmonėm, kurie abejoja, kad tu pradėsi, kad įgyvendinsi savo tikslus? Pasakyčiau, bet reiktų užpypinti labai. Tai gal tiesiog, kad kiekvienas žiūri savęs, o tie visi, kurie, kaip sakyt, sakė, kad nepavyks, abejojo manim ar kalbėjo už nugaros, tai tu tai žinai, kad tu tada esi prieki jų. Ir tiesiog nekreipi dėmesį, stengiasi dėl savęs, ne dėl kitų ir judi į priekį. Super. Ačiū, Andriau. Ačiū Jums labai už projektą. Who's laughing now? Šiaip, jo, visada reikia pirmą pradėti ir jeigu tau sako negali, tu parodyk, kad gali. Tai, kaip supratau, planuoji tęsti toliau šitą kelią, ne? Būtinai, taip.
Super, labai smagu, ačiū tau, Nerika. Dėkui. Ką dabar galėtum patarti žmonėm, kurie abejoja pradėti, kurie abejoja savim, kurie turi daug tokių vat klausimų? Na, visumoji, kaip pasakyti, kaip dabar suformuoti mintį, turim visą gyvenimą realiai prieš akis. Tai kodėl neskirti, pavyzdžiui, kelių savaičių ir po truputėlį pradėti. Ir ne, visi žmonės labai dažnai nori viskas greitai, daug dideliais kiekiais, labai staigiai, bet kartais reikia po truputį pradėti, kad, sakykime, laikui bėgant ir būtų paprasčiau į tą į rutiną įsivažiuoti ir, sakykime, to pasakoje tam tikri įpročiai atsiranda ir nuo to būna paprasčiau šiaip tęs dalykus. O galų gale, kaip truputėlį lėčiau, bet užtikrinčiau pradėti dalykus, bet jeigu pamatai kažkokį progresą, tas progresas automatiškai jau motyvuoja toliau kažką daryti. Tai gal ir išlipas. Labai gerai. Super, ačiū tau, Giedrė, sėkmės. Dėkui. Tiem, kurie abejoja pradėti, kurie abejoja savim. Kuo anksčiau pradėsit, tuo mažiau reikia sportuoti po to. Nežinau, kažką protingo bandžiau. Ne, tiesiog ateikit, čia linksma šiaip, nėra ko bijoti visiškai, sunku tik trumpai būna, o po to džiaugiesi daug ilgiau. Supratau. Gerai, ačiū, Jona. Ačiū Jums.